Sveikas mergina, šiandieną vėl jums rodysiu video filmukus į YouTube, kaip pasidaryti makiažus. Pirmasis įvaizdis bus dieninis makiažas ir rodysiu, kaip tai taisyklingai pasidaryti savo. Taigi, pradėkime. Pirmiausia, reikėtų veido odą nusivalyti. Bet kokiu atveju, ar tai būtų vakarinis makiažas, ar tai būtų dieninis makiažas, jums pirmiausia reikia atlikti demakiažą. Visą laiką dirbu su miceliniais vandenimis, kaip Garnier, Bioderma ir taip toliau. Taigi šiandien naudosiu Garnier micelinį vandenį. Susidrėkinu vatos tamponėlius ir gražiai nusivalau veido odą. Jei ir atrodo veidas švarus, vis dėlto jisai dažniausiai būna nešvarus ir turintis likučių tiek makiažo, tiek įvairių nešvarumų ir jau praėjus pro, sakykime, lauką, važiuojant į darbą ir panašiai, jau, sakykime, jūsų veidas yra nešvarus, tai reikėtų nepamiršti visą laiką taisyklingai nusivalyti. Veidas nuvalytas. Taigi, pirmasis etapas, ko mums labiausiai ir reikia, tai yra veido drėkinimas. Ir naudosiu tam skirtą bazę, drėkinančią, iš MAC Pro firmos, prancūzų kosmetikos, Make-up Mixer, štai taip vadinasi jinai. Tai yra bazė, veidui sudrėkinti ir šitą bazę galima naudoti kiekvieną dieną. Taip neslėpsiu, kad dažnai rekomenduoju Nivea Men Post Shave Balsam. Tai yra būtent balzamas po skutimosi skirtas vyrams, tačiau naudoju jį kaip gerą drėkinamąjį primerį. Tačiau jį naudoju tik vakariniam makiažam arba ypatingai progai. Taigi šitą bazę, kurią dabar minėjau, galima tepti kiekvieną dieną, drąsiai, jeigu jums to reikia. Susidrėkinu visas vietas, pasitepu visas vietas ir pirštų pagalba įmasažuoju. Masažas. Visą laiką reikia žinoti, kad bazė gerai įsigėrė, todėl vis atsakau, kad 5 minutes galite pailsėti, kad būtent oda įsigertų. Kai darausi namuose makiažą, dažniausiai nusivalau veiduką ar nusiplaunu ryte ar ne ir tada pasidrėkinus bėgu į virtuvę, užsikaičiu puodelį skanios kavos, užsipilu ir tada atsigėrusi kavos gurkšnį, pasiemu puodelį ir lėkiu toliau darytis makiažą. Tai būtent per tą laiką, kol pasidarau kavytę, mano makiažas būna būtent bazė paruošta ir įsigėrusi. Kol veido oda drėkinasi, siūlau jums pasidrėkinti ir lūpas. Rudenį ir žiemą tikrai atsiranda tokių problemų kaip lūpų sušerpetojimas. Visų pirma, jeigu tai pas jūs yra tas didelis šerpetojimas, siūlau nusišveisti lūpytes. Čia naudoju PS Pro Lip Scrubą. Dažnai savo klientam ar ne, tai rodau, kad tokį turiu ir naudoju. Tačiau lūpos nėra labai suskirdusios, tuomet imu savo mylimą priemonę. Atsuku ir vėl užsuku, kad jums parodyt Carmex priemonę lūpoms ir imu su krapštuku, tiesiog, kad tai būtų higieniška ir kad toliau galėčiau naudoti šitą kubiliuką savo klientam. Ir tą lūpą išsiskirsto būtent drėkinamąją baze, kaip kremu, vazelinu. Visą lūpytę, kad būtent bėgyje, kada darysimės makiažą, lūpa įsigertų ir būtų pridrėkinta. Taip, tada veidas yra sudrėkintas visiškai, tiek lūpos, tiek veidas ir mes galim daryti sekančius etapus. Dar norėčiau pristatyti savo knygą ir parodyti, kad būtent makiažą darysiu, dieninį makiažą pagal mūsų turimą schemą, kurią galite perskaityti ir sužinoti. Iš tikrųjų, rodau tą video filmuką, kad būtų informatyvu ir matytumėt realiai, kaip visą tai daroma ir kaip atrodo. Tačiau teoriškai lygiai taip pat jūs galite tai pasiskaityti ir išanalizuoti ir nepamiršti, kuris etapas buvo kuris. Na, o kol lūpas geriasi, veidas, manau, jau pilnai bus įsigėręs. Pirmasis dalykas, ką mes turime padaryti labiausiai, tai užmaskuoti paakius. Tai yra antrasis etapas. Po akių maskavimus naudoju tokį mažą dalykėlį, kuris jau nusitrynęs pats pavadinimas, tai yra Maybelline Concealeris, po akių maskuoklis kitaip ir būtent numeriukas, kurį mėgstu ir naudoju dažniausiai savo klientams, tiek savo 20. Taigi, pasiemu maskuoklį ir tepuosi būtent po akių zonoje patapsenimais, kad tiesiog pasidengtų po akių zoną. Labai stipriai nemaskuoju, nes vis dėlto tai yra dieninis makiažas.
ir maža išplauta švaria kempinėle plus minkštute, kadangi jinai yra sudrėkinta, įtapšnoju po akių zoną. Galit nepamiršti pasimaskuoti ir po antakio zoną, jeigu pas jūs čia yra melsvumo ir kraujagyslių su kempinėlės pertekliu. Nepamirškite įtapšnoti tam, kad po akių zona būtų pilnai įsigėrusi ir raukšlelių nebeliktų. Pasimaskavus po akių zoną galime naudoti makiažo pagrindą. Būtent dienos makiažui dažniausiai nemėgstu maskuotis spuogelių stipriomis maskavimo priemonėmis, vien todėl, kad nenoriu stipraus uždengimo, nenoriu stipraus maskavimo, noriu lengvumo dienos metu, todėl naudosiu vien tik makiažo pagrindą. Taigi, vieni mėgstamiausių mano makiažo pagrindų naudojami kiekvieną dieną yra Bourjois kosmetikos firmos. Vienas iš jų su serumu yra lengviau maskuojantis, tačiau geriau drėkinantis, kitas yra daugiau mišresnei odai. Kadangi mano oda mišresnė, naudosiu naują Bourjois Healthy Mix priemonę, tai būtų 53 numeriukas. Dažniausiai nuo 51 iki 56 turim nuo šviesiausio iki tamsiausio atspalvio, tad galima pilnumoje rinktis 2 pudras esant visažistui arba įsigyti būtent atspalvį, tas, kuris tinka pagal jūsų odos tipą. Taip, ir spalvą, jeigu norite išsirinkti tinkamą spalvą, visą laiką tikrinkitės pagal kaklo zoną. Jeigu pagal kaklo zoną jums spalva puikiai atitinka, drąsiai galite būtent tą makiažo pagrindą ir naudoti. Taip. Pasiėmu savo mėgstamiausią teptuką, Mika Forever firmos 106 numeriukas. Tepuosi nuo skruosto vidurio link apatinio žandikaulio. Būtent kodėl patinka šitas teptukas, savo struktūrą, kad su juo gali ir įtapšnot, būtent, kad dar labiau užmaskuotum ir gražiai lengvai praeit, norint išgauti lengvą efektą. Pasidarysiu pusę veiduko, kad matytumėt būtent skirtumą. Ir kada praeinu visą veido kreminę tekstūrą, mėgstu ją įtapšnoti kempinėle, dar šiek tiek pasiėmus pačios priemonės. Kempinėlė didelė taip pat turi būti išplauta ir drėgna. Ir su ją mėgstu nestipriai įtapšnojimo pagrindu pereiti visą odos padengtą plotą tam, kad makiažo pagrindas geriau įsigertų, tolygiau atrodytų ir būtent tapšnojimo pagrindu visą laiką turite žinoti, kad makiažas išlaikys ilgiau. Jeigu turime spuogelį, galime tiesiog pagal jo paviršių lengvai patapšnoti kreminę pudrą tam, kad jisai dar labiau įsigertų, kad dar labiau įsimaskuotų tiksliau. Na va, tai bus lengvas odos padengimas ir pamaskavimas, būtent kreminė pudra, pusė veido štai taip atrodo. Galime dengtis kitą pusę. Makiažo pagrindas yra uždengtas. Jeigu jūsų veido oda yra visiškai sausa, nereikėtų jos pulti fiksuoti kompaktinėmis ar biriomis pudromis, kurios turi talko ir kurios sugeria riebalą, o tiesiog reikėtų fiksuotis priemonėmis, kurios yra visiškai lengvos. Pavyzdžiui, Mist Fix ar Urban Decay, MAC kosmetikos fiksatoriai, kuriuos tiesiog gali naudoti užpurškus ant veido ir tiesiog prifiksuoti turimą užmaskavimą, turimą rezultatą ir tiesiog nebedėti jokių birių ar kompaktinių produktų. Tačiau jeigu veido oda yra blizganti ir jūs to blizgėjimo negalite pakęsti, norite būti visą laiką matiškos ir būtent nespindinčios, tada jums reikėtų rinktis kompaktinės ar birias pudras,
kaip viena iš mėgstamų pudrų dienos metui Rimmel Stay Matte, dėl to, kad išlaiko visą dieną tą tokį matinį efektą. Mėgstu būtent tą pudrą dėti per T-zonas būtent vietas. Taip tai ir darysiu. Dėsiu Coastal Sense teptuku, apvaliu, pasiėmus būtent šitą pudrytę ir tapšnosiu tas vietas, kur tikrai buvo riebaliuko, kur yra riebesnė veido vieta, kur atviros poros. Tai yra kakta, nosis, šiek tiek yra atviresnės poros ir skruosto viduryje. Ir smakriukį. Tas vietas įprastai visada matinuosi. Tarp kitko spalva buvo Stay Matte 001. Ji man be galo patinka tuo, kad neuždeda papildomo geltono pigmento ant veido odos ir nepalieka kažkokios kitokio atspalvio, nei šviesina, nei tamsina ir tokia neutrali. Jeigu jūsų veido oda yra visiškai visa riebi, jūs galite tiesiog tas zonas, kurios yra taip pat riebios, lengvai praeiti būtent taip pat kompaktinė pudra, pavyzdžiui, skruostus ar ten aplinkui kaktos liniją ir apatinį žandikaulį. Tačiau galite išgauti ir tokį įvaizdį, kurį dažnai mėgstu ir aš, kuris tiesiog duoda tokį ir švytėjimą lengvą, tokį neužmatintą veidą, lygiai taip pat zona turi matiškumą, toks tarpinis variantas. Kas turi sausesnę odą ir mėgsta ją turėti irgi užfiksuotą ne tik fiksatoriais, bet ir kažkokiam biriom priemonėm, tai rekomenduoju būtent šį produktą, kurį rodysiu dabar. Tai bus Mika Forever priemonė ir būtent vadinasi Shine On Powder. Naudoju 04 numerį, truputį turintis tokio rausvo lengvo atspalvio. Ir jeigu būtent ta oda jūsų, kad ir sausa, ar mišri, nori tam tikras vietas lengvai užfiksuoti ir nepadaryti visiškai matinio efekto, būtent rekomenduoju ją, nes jinai turi tokią lengvo žėrėjimą. Ir fiksuoju tas vietas, kurios noriu, kad būtų žvilgios. Jeigu pastebit kameroje, tai visiškai gražiai būtent ta vieta, kurią mes padengiam, blizga tarsi jau būtų uždėta highlighteriu. Man patinka perėti skruostikaulių vietą. Netgi po skruostikaulių lengvai. Dažnai mėgstu ir ant smakro, jeigu tiesiog darausi tokį lengvą blizgėjimo efektą, kadangi tas vietas užsimatinu, nenoriu papildomai blizgumo suteikti, galiu pablizginti nosies galiuko, šiek tiek apeiti kaktos šoninius paviršius, kadangi ten nefiksavau kompaktinę būtent sausa matifikuojančią pudrą, virš lūpos. Ir veidas įgaus visiškai lengvo tiek matiškumo, tiek blizgėjimo, kas man būtent yra visą laiką gražiausia. Taip pat galiu užsifiksuoti šiek tiek ir po antakiuku. Vienintelė vieta, kurioje nedengiausi pudra arba moskokliu, tai būtent po antakio vieta. Tačiau visą būtent voko nieko nedengiu, nes ten dengsiu šešėlių pagrindą. Tai toks būtų veido fiksavimas. Dar kartą paminėsiu, jeigu tai veido oda yra būtent riebi, galite fiksuoti visiškai tik tai matinę, tarkim, Stay Matte pudrytę. Galite sausesnį veido odą fiksuoti tiesiog Mist Fixu. Galų gale galite dubliuoti būtent produktus, dėti ir kompaktinę pudrą matinę, ir Shine On pudrytę. Galų gale galite netgi užfiksuoti visą turimą makiažą, kurį jau užfiksavote biriais ar kompaktiniais produktais. Mist Fixu, ką padarysiu aš, tiesiog užsimerkus lengvai papurkšiu šias priemonės. Turim dulksną, kuri atsigula ant veido odos ir makiažą palaiko dar geresnį ir ilgiau išlaikantį. Tai ką, dirbkim toliau. Dirbam toliau. Užsifiksavus veido odą, dažniausiai mėgstu ją pamodeliuoti sausais produktais. Jeigu pigesnis produktas, kurį rekomenduoju kiekvienai, kadangi tai yra vienoje pakuotėje viskas ir tikrai nekainuoja didelį kiekį pinigėlių, tai yra Revolution produktas. Būtent šioje vienoje pakuotėje yra tiek modeliantas tamsus, tiek highlighteris, tiek skaistalas. Tikrai pigi, bet pakankamai gera tiesiog kompaktinė, sakykime, modeliavimo priemonė, su kuria galima pilnai pasimodeliuoti veido odą ir labai tiks vasaros metu ar pavasarį, nes pakankamai lengvos spalvos ir pakankamai tiesiog švytėjimo turinčios. Galima taip pat modeliuotis priemonę, kurią labiausiai myliu dirbant su klientais. Tai yra MAC Pro firmos būtent
kaip sakyti, irgi modeliavimo sausa priemonė, kuri yra iš 2 spalvų, 2 pigmentų. Tai yra šviesus ir tamsus. Galite ir išsišviesinti ir pasitamsinti veido odą. Man patinka, kad šis modeliantas lengvai skirstosi ir gražiai dengiasi. Taigi ir pradėsiu su juo modeliuotis veido odą, veido formą ir naudosiu kirstą šepetėlį. Taip pat iš Coastal Scents kosmetikos. Imu tamsiąją spalvytę ir svarbiausia, ką mes turim pasidaryti, pasimodeliuoti tinkamai skruostikaulio zoną. Dažniausiai, kai daromės makiažą savo, paprasčiausias dalykas truputį lūpas įtraukti, padaryti tarsi žuvies lūpas ir tada lengvai modeliuotis link būtent to įdubimo ir pradėti veido modeliavimo nuo ausies kampo. Lygiai taip pat visą laiką rekomenduoju neužeiti per toli modeliuojant skruostikaulio žemyn, todėl sakau, kad 2 pirštai nuo lūpos negalima toliau įeiti ir gilinti skruostikaulio. Todėl modeliuojant skruostikaulį įeinu ar ne link lūpos, tarsi link lūpos ir nosies vidurio ir padedu nuo ausies kampo. Ir lengvai paretušuoju į viršų. Dirbam su kita puse. Ir lengvai paretušuoju į viršų. Man patinka dienos metu, kada yra lengvai pamodeliuotas skruostikaulis, kada jis atrodo tiesiog lengvas ir truputį gilėjęs. Niekada dienos metu nesidarau papildomų įsišviesinimų po apačią ar dar labiau jo ryškaus ar kažkokio kontrastingo. Tiesiog palieku lengvai išmodeliuotą ir paretušuotą skruostikaulį. Taip pat pasimodeliuoju kaktos augimo liniją, jeigu kakta yra aukšta, kvadratinė ar širdelės formos, patamsinu tas vietas, kurių nenoriu matyti. Pas mane kakta nėra labai aukšta, todėl tik lengvai praeinu tamsumu pagal plaukų augimo liniją ir ją paretušuoju. Ir praeinu apatinį žandikaulį, norint jį paryškinti ir pakūdinti, siūlau eiti pagal kaulinį apatinio žandikaulio skruostikaulį, žandikaulį ir nuretušuoti į apačią. Dienos metu nerekomenduoju ir nesidarau savo nosytės korekcijas. Jeigu darausi, tai darausi tuo pačiu šepetėliu ir tiesiog praeinu nosies apačią, kad nosis vizualiai būtų siauresnė, mažesnė. Norint dar labiau siaurumo, tada truputį palipu ir ant nosies šoninių paviršių. Tačiau nedarau griežto modeliavimo su kitais teptukais, su kuriais piešiuosi linijas, po to jas retušuoju. Visą tai mokinsiu, rodysiu tikrai vakarinėse makiažuose, kuriuose ir darausi tai. Dienos metu priėjęs vaikinas prie jūsų ar vyras, matant, kad tai yra nosis išmodeliuota ar labai skruostikaulį išryškinti, gali tiesiog pasijuokti ir tiesiog tai netrodys labai gražu ir neskirta dienos metui. Todėl to nedarau. Toliau naudosime skaistalus iš Revolution paletės, kurią jau prieš tai rodžiau. Pasiemu puriu teptuku Valerie firmos, kurio numeriukas yra 16M8130. Pasiemu puriu teptuku, nusišypsau ir dedu tiesiai ant obuoliuko ir nuretušuoju link ausies kampo. Naudoju būtent šią spalvytę, kurio tokia persikinė lengvai, rožinė šiek tiek. Taip. Ir dabar dar pasimodeliuoju lengvai su highlighteriu iškiliausias vietas veide. Labai mėgstu ir myliu MAC Pro firmos highlighterį.
Ir į mūsų šluotelę, taip pat firmos teptukas Valerijai ir numeriukas būtų 6M8320. Modeliuojasi ir ryškinasi iškiliausia vieta. Puikiai ir ryškiai blizga, dienos metu jis nėra nei per daug blizgus, nei per daug iššaukiantis, tai galite jį drąsiai naudoti. Taip pat pereinu per nosies paviršių ir mėgstu ant nosies galiuko dėti highlighterį su pirštu ir lengvai tiesiog paryškinti nosies iškiliausiąją vietą. Ir mėgstu paryškinti be abejo kupidono lanką. Tai yra vieta virš lūpytės. Prieš modeliuojant antakį, mėgstu antakį taip pat paryškinti highlighteriu, būtent po juo pasidėti vadinamąjį blyksnį. Patapšnojam ir lengvai nueinam. Taip pat ir po kitų patapšnojam ir lengvai nueinam. Blyksnis po antakiu duos iškilesnio antakio efektą ir atrodys antakis dar labiau pakilęs, negu iš tikrųjų yra. Taip pat galima pasiryškinti lengvai highlighterio pagalba ir vietą virš antakio, tada antakis atrodys dar labiau iškilesnis. Na ir kadangi madingiausias antakių formavimas šiuo metu yra tarsi netvarkyti antakiai, tai labai lengva su antakių modeliavimu dirbti kiekvienos dienos metu, nes naudoju tam skirtus antakių plumperius. Kas tai yra? Tai yra antakių tušai, antakių plumperiai, kurie tam tikrai turi ant savo tiesiog pakuotę savo šukelio ir net dar tokius kaip ir plaukelius. Su jais gali tiesiog antakio formą ne tik padažyti, antakio plaukelius ne tik padažyti, bet ir tiesiog juos paputlinti, dėl to, kad suteikiam jam formos, suteikiam tankumą, todėl, kad yra tarsi papildomų plaukelių. Dažniausiai blondinėm rekomenduoju šviesią spalvą, brunetėm tamsią spalvą, jeigu norima su vienu atspalviu išgauti pilną efektą. Tikrai pilnumoje galite su juo išsimodeliuoti savo antakį. Ir mėgstu būtent juo pradėti nuo priekio ir plaukelius tarsi pakelti į viršų, kas dabar jau tikrai žinote, kad yra madinga, netvarkingai sušukuoti ir pašiaušti antakiai. Taip pat ryškinosi ir antrą antakio dalį. Šiek tiek labiau prispaudžiu pačius plaukelius iš pat pradžių, kad suteikčiau pačios spalvos antakio ir antakio spalvos ir tekstūros, kad būtent tas antakis įgautų formą, vėliau aš jį lengvai pašiaušiu pagal viršų. Ir lygiai taip pat darau savo uodegėlę. Pirmiausia, praeinu liniją, kad ji būtų ryškesnė ir išraiškingesnė. Ir tada pagal paviršių lengvai pašiaušiu. Kas keisčiausia, kad būtent šitos priemonės nebūtina užfiksuoti antakių žele, nes pakankamai šitą priemonę lengvai išdžiūna ir lieka sukabinti plaukeliai. Todėl L'Oreal priemonė Brow Artist Plumper tikrai nereali. Na va, antakį sumodeliuoti galime dar labiau, nebent juos pašiaušti ir turime netvarkingus ir gražiai paryškintus antakius. Na ką, metas akių makiažą. Dienos metu nemėgstu akių ryškinti labai stipriai. Todėl akių makiažą naudosiu Urban Decay šešėlių pagrindą. Pakuotė nėra original. Tikrai galite ją naudoti, tiesiog dabar pasirinkau kitokią pakuotę, tai bus Minor Sin spalvytė, jinai truputį turinti auksą. Kaip dirbu su šito pagrindu, kadangi šitas pagrindas turi tokią kaip kempinėlę, apvalkalėlę ir net tiesiog su juo aš pasidengiu visą voką
Ir didžiausias pagalbininkas yra 4 pirštas, 4 pirštu lengvai įsiretušuoju šešėlių pagrindą. Man patinka šitą bazę tuo, kad nėra per daug matinė ir kad tiesiog lengvumo suteikia to tokio žvilgėjimo. Kam patinka žvilgėjimas ir kas naudojat nematinius šešėlius, bet blizgius, tai šitą bazę jums bus pati reikalingiausia. Kas mėgstat matiškumą, tam tikrai patiks labiau original pakuotė. Visą akių pagrindą, netgi taip sakau, link ant akiuko. Ir 4 pirštu lengvai išskirstom, turėtų bazė prieiti prie pat blakstienų ir eiti link antakio linkę. Na va, šešėlių pagrindas yra įsigeręs. Naudosiu vieną mėgstamiausių šiuo metu savo šešėlių palečių, tai yra Morphe šešėliai. Paletė 35N. Yra visiškai visos matinės spalvytės, kurios man yra puikiai pigmentuotas. Dienos metu tai jau 100% jos man atitinka lūkesčius, vakaro makiažo kartais galima ryškintis dar labiau. Naudosiu pirmiausia Mako teptuką, 221 numeris, tai yra blendinimo teptukas, kuris puikiai retušuoja akytės linkę ir pereina tiesiog spalvos viena iš kitos. Jis vienas mano mėgstamiausių ir tikrai vertas savo kainos. Ir naudoju ryžo spalvą iš šitos pakuotės, tai būtent būtų šitoj spalvytė. Būtent pasimsiu jos ant teptuko ir modeliuosiu pirmiausia akies linkį. Akies linkį formuodama turiu tiesiog jausti, kur yra kaulas po antakiu ir tą kaulą gražiai paryškinti. Taip, tiesiog netgi palipu ant jo. Ir akytė didėja. Lygiai taip pat užkritusiam vokui svarbiausia užkritimą paryškinti, patamsinti, kad jisai neatrodytų labai tas vokas užkritęs. Ir lengvai išretušuojam. Pirmiausia, pasu tokia kaip linija, tada gražiai retušuoju. Kada sako užtenka retušavimo, kai 100 kartų vienoje vietoje paretušuoju, tada tikrai užtenka. Jokiuosi, bet tikrai, kad 20 kartų praretušuoju būtent tą vietą, kurioje dirbai, ji gražiai išsiskleidžia. Pagal akies apačią lygiai taip pat praeisiu būtent šituo teptuku ir šitą spalvytę. Lengvai ir neskubant. Ir šiek tiek šviesesnė ryžo spalvytė, dar paeisiu šiek tiek virš šito akies linkio, tam, kad spalvytė dar labiau pasiskleis ir atrodytų labiau pereinanti į šviesumą. Na, o po antakiuku, ten kur dėjome highlighterį, dėsiu dar tokią starkutę, naują iš Mika Forever, numeriukas yra 13 ir jo pasibarstau šalia savęs. Ir pasiėmu mažylį teptuką, su kuriuo tiesiog aš prieisiu lengvai po antakiu. Šampaninė spalva be galo gražiai blizga ir be galo gražiai paryškina iškiliausiąją vietą. Po antakio antruoju tašku ją tapšnoju, o vėliau gražiai išskirstu. Taip pat mėgstu šitą spalvą dėti ir akies priekyje. Tokia šampaninė ir be galo graži. Kas nemėgstat blizgumo, būtent dienos makiažą, tai siūlyčiau šito dalyko nedaryti. Kas mėgstat blizgumo, tikrai galite drąsiai pasiryškinti šitą vietą. Tada naudoju kitą teptuką, Valerie D11. Ir būtent su tuo teptuku aš pasimsiu šviesiausią spalvą iš Morphe šešėlių paletės. Tai bus tokia aukščiausiai vietoje naudojama spalva, o prieš tai dar, kurią nerodžiau spalvą, naudojau šitą per perėjimą nuo ryžos spalvos į lengvumą ir dabar naudosiu šitą, pirmąją spalvytę. Tai būtent šituo teptuku D11, kuris puikiai deda spalvą, aš įtapšnosiu visą likusį voką. Jeigu blizgumo nesinori arba norisi jį prislapinti, lengvai lipame ant tos vietos, kur uždėjome jo, o jeigu jo ir nedėjome, tai reiškia visą voką,
kuris nebuvo dengtas ta ryža spalva, mes įtapšnojam, tai yra vadinama judamąjį voką, mes įtapšnojame šešėliu. Tada vokas visiškai gražiai išdidėja ir atrodo toks išraiškingesnis. Norint patamsinti akies linkį dar labiau, galima rinktis dar tamsesnę spalvytę. Dienos metui nerekomenduoju labai tamsios, rekomenduoju tokią lengvesnės spalvos spalvytę, kuri tokį turės rudumo atspalvio ir būtent dar labiau paryškins mūsų akies linkį. Einu su teptuku labai švelniai ir būtent į giliausią akies linkio vietą. Taip pat galiu lengvai su ta spalva pereiti ir akies apačią. Ta patį darau su kita akyte. Kas mėgstat eyelinerį ir juo brėžiatės, tikrai rekomenduoju Essence eyelinerį, kuris kainuoja, kiek pamenu, eurų 73 centus. Jisai be galo geras, be galo ilgai išliekantis ir nesuskilinėjantis tikrai 2 dienas, kuo puikiausiai išlaikys ant jūsų akių makiažo ir tikrai atstos jums geriausia ir brangiausia eyelinerio, sakykime, kaina. Reikėtų truputį prisimerti darant savo makiažą, iš tikrųjų yra labai sunku, ypatingai jeigu yra priaugintos blakstienos. Ir po truputį brėžti liniją. Man kartais netgi lengviau ne visiškai prisimerkus, bet tiesiog truputį žiūrėti į apačią ir to pačiu į veidrodį, tada matau save ir geriau įsibrėžiu eyelinerį. Taip, ir galūnėlę, įsibriu taškelį. Ir galūnėlę irgi lygiai taip pat gražiai išbrėžiu su uodegėle. Toliau brėžiuosi kitą. Dažniausiai, jeigu darausi būtent tą akį, man patogu ranką pasidėti tiesiai ant stalo, kad ranka mažiau drebėtų. Ypatingai sunku tai darytis, kada yra priaugintas blakstienas, nes priėjimas yra prie jų labai sunkus. Kada akytė nepriauginta, tiesiog gali ją labiau įsitempti ir kaip tau patogiau, taip ir brėžtis būtent eyelinerį. Na, dienos metu čia kiekvieno individualumas, kai kurios mėgstat užbrėžti ar ne ilgėjimo prasme, kitos mėgstat daryti apvalumą. Aš tiesiog dabar paryškinu blakstienų liniją, kadangi pas mane priaugintos blakstienos. Įprastai visą laiką brėždavau truputį su įstrižumo galūnėlė, kad akis būtų truputį katiškesnis. Dabar labiau mėgstu apvalesnį efektą. Tai kitų metų galės parodyti tikrai kitokį makiažą. Ir norėčiau, kad blakstienas būtent šiuo metu jūs pasiryškintumėte tušu, kadangi mano yra priaugintos, aš jų nesiryškinsiu, todėl kadangi tenai yra tamsuma ir priaugintų blakstienų yra daug, labai mažai mėgstu dažytis ir apatinės blakstienos tušu, todėl tą etapą praleisiu, o jums siūlau tai pasidaryti. Labiausiai, ką rekomenduoju mėlynakiam, ne kartą pati naudojau ir nustebau, kaip žmonės į mane reagavo ir kaip mane pagyrė, kada yra naudojamas mėlynas tušas. Kada būtent jį naudoju bent jau apatiniam blakstienam arba išdažau tiek apatinės, tiek viršutinės blakstienas, prieėjęs netgi brolis prie manęs klausia: Greta, ar tu įsidėjai mėlynus lęšius? Nes mėlynas būtent tušas be galo išryškina mėlynas akis ir būtent mėlynų akių savininkėms rekomenduoju pabandyti mėlyną tušą.
Taigi, pasibrėžus eyelinerių ir pasipiešus blakstienas, siūlau prieiti prie lūpų makiažo. Todėl, pirmiausia, ko man reikės, tai servetėlės, kad nusivalyčiau Carmexo perteklių. Nevalau tamponėliu, būtent vatos tamponėliu, tam, kad nepalikčiau vatos gumulėlių. Lūpa yra visiškai smagiai ir skaniai padrėkinta, todėl galima teptis bet kokį matinį dažą ar būtent lūpų blizgesį. Dienos metai tikrai pakanka vazelino, lūpų blizgesio ar tiesiog lengvo lūpų dažo, tačiau dabar dar vis madoje ir gražu yra matinis lūpų dažas, tuo labiau jis išlaiko visą dieną. Be galo mėgstu ilgai išliekančias lūpas, nes jeigu darausi pilną dieninį makiažą ir bėgu į darbą, tai man tikrai reikia, kad lūpų makiažas išlaikytų kuo ilgiau. Pirmiausia, kad jis išlaikytų ilgiau, naudoju lūpų pieštuką. Mano mėgstamiausi ilgą laiką, daugiau turbūt negu 5 metai, yra Viperos Kebanos pieštukai. Dabar naudosiu lip linerį, būtent spalva yra 360, tokia lengvai persikinė, tokia lengvai rausva, kuri yra tarsi lūpų spalvos, truputį turinti lengvumą, tokio pavasariškumą. Todėl būtent ir pasirinkau šią spalvą. Ryškinu akies, lūpos liniją. Ir truputį pieštuku galiu įeiti į pačią lūpą. Ir piešiuosiu lūpos išorinius kampus, tiek viršutinę dalį, norint putlinti nuo apatinės dalies į viršutinę, kad būtent iškelčiau lūpos kamputį. Taisyklė kaip ir viena, kad viršutinė lūpa turėtų apkabinti apatinę lūpą, apatinė tarsi palįst po apatinę, po viršutinę. Tai tiesiog viršutinė turėtų truputį būti ilgesnė, sakykime, ir labiau apglėbinti apatinę lūpą. Paryškinu kupidono lanką. Norint, kad lūpos būtų patlesnės, galima jį truputį patiesinti, sujungti. Nepildu visos lūpos pieštuku, nes tai atliks mano lūpų dažas. Kadangi naudoju lūpų dažą savo, galiu naudoti tiesiai iš pakuotės. Mėgstu, bet galą mėgstu Mua Velvet Lip balzamus, tokius kaip lūpų dažus, tiksliau lūpų dažus, ir jie yra būtent kreminės tekstūros ir yra visiškai matiniai, plus išlaikymas yra iki 12 valandų, todėl dievinu jų tekstūrą, dievinu jų spalvas, be galo daug pigmentų. Viena mėgstamiausių spalvų yra Halcyon, taip tariasi turbūt, ar būtent šita spalva yra tokia lengvai nūdinė, šilta nūdinė. Taip pat turim begalę daug atspalvių, tiek šviesesnių, tiek tamsesnių. Todėl galite užeiti makiažo priemonės.lt internetinę parduotuvę ir išsirinkti jums patinkantį atspalvį. Ir pradedu dengti visą lūpą. Nebijau eiti iki kontūro, nes būtent šitas lūpų dažas išlaiko be galo ilgai. Jeigu tepu kremiškesnį lūpų dažą ar būtent tiesiog blizgesį, tepu iki kontūro. Na ką, lūpas yra pilnai išdažytas.
Man be galo patinka, kad jos išsausėjusios visiškai netepa nei taurės, nei vandens buteliuko, netepa nei kavos puodelio ir tu gali visą dieną laisvai valgyti, bendrauti, gali netgi bučiuoti savo mylimą draugą ar vyrą ir jo neišmurzinsi ir nepaliksi kažkokių atspalvių. Todėl jisai be galo gerai atrodo ir gerai laikosi, todėl aš jį ir myliu. Galutinį makiažą mėgstu sau ar klientui užfiksuoti būtent makiažo fiksatorium, netgi jeigu tai būtų dieninis makiažas. Tai mergaitės, ačiū, kad žiūrėjot. Be galo stengsiuosi jums nufilmuoti kuo daugiau video klipų, tiek YouTube, tiek live video per Facebook. Tiesiog sekite, domėkitės, siūlykite, kokių makiažų jūs pageidaujate, ką norite iš manęs išgirsti, kokią apžvalgą siūlytumėt padaryti ir tikrai jūsų pasiūlymus atsižvelgsiu ir nufilmuosiu jums tai į YouTube tiek Facebook. Na ką, metas pasimaivyti?